Labas. Na, kaip vakarykštė pamoka, kaip tas populiariausias braukimo būdas. Tikiuosi, kad pavyko jį išmokti groti, o šiandien tęsim toliau. Ir ką mes dabar išmoksim, tai bus dar 4 nauji akordai. Ir tu išmokys šiuos 4 akordus, mokėsi jau visus 8 akordus būtinus pradedančiajam gitaristui. Ir tie akordai bus tokie: DM, G, D ir A. Ir dabar apie kiekvieną akordą iš arčiau. Pirmasis iš tų 4 naujų akordų bus DM ir tau reikės sudėti 3 pirštus per 3 skirsnius. Taigi, pirmas pirštas pirmam skirsnyje ant pirmos stygos, antras pirštas antram skirsnyje ant trečios ir trečias pirštas trečiam skirsnyje ant antros. Pradedantiesiems labai sunku yra prispausti tokį akordą, nes tie pirštai dažniausiai liečia su savo apačiom plonasis stygas ir tada akordas skamba štai taip. Ką reikia padaryti, tai patį akordą, reiškia, pasisuksiu šonu, ranką reikia trupučiuką taip pakelti aukščiau, tai yra tuos pirštus truputėlį išgaubti. Riešą, reiškia, stumam truputėlį nuo savęs, štai tokį kampą keičiam. Taip, ir tada tie pirštai truputėlį užsikelia, užsiverčia į viršų. Ir jie tuomet nebeslopina po jais esančių stygų ir akordas skamba geriau. Tai reiškia, toks pagrindinis dalykas, pasistengi tą ranką truputėlį taip užversti, užsukti. Bet to riešas turi būti gan žemai. Dar viena bėda gali būti su šituo akordu, kad tiesiog ranka neprasitampius ir trečias pirštas nepasiekė. Tuomet galima naudoti ir mažąjį pirštelį, tai tada vietoj trečiojo piršto jį statom ant antros stygos. Taip, ir šitą akordą reikia braukti nuo 4 stygos. Ir jeigu viskas gerai, turi skambėti štai taip. Taip, tai čia buvo DM akordas. Antras akordas bus G. Dabar jo yra net 3 variantai. Pirmiausia, parodysiu tą variantą, kurį aš pats groju ir kurį groja dauguma muzikantų. Dar jis vadinamas rock G, reiškia rockinis G akordas. Ir tokiame G akorde yra naudojami visi 4 kairės rankos pirštai. Pirmas pirštas dedamas antrame skirsnyje ant 5, tada antras virš jo, tai yra ne virš jo, bet trečiame skirsnyje ant 6, gaunam tokį įstrižą stogiuką. Ir trečiame skirsnyje apačioje reikia sudėti trečią pirštą ir mažąjį. Trečias pirštas ant antros ir po juo prisiglaudęs yra mažasis pirštas ant pirmos. Taigi išeina, kad net 3 pirštai stovi trečiame skirsnyje ir tik pirmas pirštas yra antrame skirsnyje. Ir šitą G akordą reikia groti per visas stygas. Pradedantiesiems dažnai dar yra siūlomas kitas variantas G akordo. Jį rasite visose knygose ir internete. Tuomet viskas taip pat, tik tai apačioj vietoj 2 pirštų dedamas 1. Ir reiškia, tas mažasis pirštas tada nebespaudžia, o vietoj jo dedam trečią pirštą ant pirmos stygos. Tai čia yra tiesiog pradedančiųjų G akordas. Irgi braukiam per visas stygas. Na ir jeigu jau visai nori minimalistinio varianto, tiesiog greito rezultato, bet kad būtų kuo lengviau ir kuo paprasčiau, tai gali iš viso tų viršutinių pirštų tuomet nedėt, prispaust tik tai apačioj, pirmą stygą trečiam skirsnį, bet brauk tokiu atveju turi nuo 4 stygos. Tai čia šitas variantas tokiem, tinginiam ir kurie nori greitesnio rezultato. Tai galit G akordą groti ir taip. Tai reiškia, tokie yra 3 variantai G akordo. Ir dabar perinam prie kito akordo. Trečias akordas bus D. Jisai bus panašus į tokį trikampį. Antram skirsnyje prispausk trečią stygą
su pirmu pirštu. Taip, pirmas pirštas. Ir po to tame pačiame skirsnyje pirmą stygą su antru pirštu. Štai taip. Ir dabar tie du pirštai stovi tokioj tarsi vienoj linijoje. Jeigu pas tave ne vienoj linijoje, pabandyk kažkaip juos išlygiuot daugmaž. Ir tada trečią pirštą reikia dėti trečiam skirsnyje ant antros stygos. Štai taip atrodo tas D akordas. Ir braukti jį reikia nuo ketvirtos stygos. Vėlgi gali būti tokių pačių problemų kaip ir su DM akordu. Reiškia, jeigu pirštai bus pernelyg pakrypę žemyn, jie slopins stygas ir garsas bus toksai. Ir ką darom? Paimam, trupučiuką išgaubiam ranką. Ir viskas susitvarko. Ir ketvirtas akordas yra A, kurį paprastai gitaristai prispaudžia štai taip. Tai yra antram skirsnyje reikia sudėti visus tris pirštus. Pirmą pirštą ant ketvirtos stygos, tame pačiame skirsnyje po juo antrą pirštą ir dar žemiau trečią pirštą. Ketvirta styga, trečia, antra. O braukti šitą akordą reikia nuo penktos stygos. Daugelis gitaristų ima šitą akordą ir kitų būdų. Kadangi gana sunku yra sutalpinti į vieną skirsnį tris pirštus, ypač tiem žmonėms, kurių pirštai storesni, parodysiu, kaip dar yra dedamas šitas akordas. Tuomet pirmą pirštą paleidžia paprastai ir pradeda nuo antro piršto dėti. Tai antrą pirštą deda ant ketvirtos, tada trečią pirštą ir mažąjį pirštą. Ir štai taip atrodo antras variantas A akordo. Ir esu matęs, kad dar deda ir štai taip. Tuomet pirmas pirštas ant trečios stygos, virš jo antras pirštas ant ketvirtos ir po juo trečias pirštas ant antros. Nu toks trikampis, bet viskas antram skirsnyje. Ir nuo penktos. Taip, yra dar ir toks variantas, kad tą akordą spaudžia su vienu pirštu, bet čia daugiau grojas tokį pažengę gitaristai ir su elektrinė gitara. Tuomet šitas pirmas pirštas turi praspausti tai, ką seniau spaudė trys pirštai, ketvirtą, trečią ir antrą stygas. Jį reikia taip išriesti. Pirma styga kartais skamba, kartais būna užslopinta, kuomet norima, kad dusliau skambėtų. Tai štai, net 4 variantai A akordo. Aš dabar dar kartą parodysiu pačius pagrindinius variantus. Tai reiškia taip, buvo tokie akordai DM, pirma, trečia, antra. G akordas, rekomenduoju su 4 pirštais išmokti tą rock G. Trečias akordas D, trikampiukas toksai. Ir ketvirtas A. Antram skirsnyje visi 3 pirštai. Kaip dabar prisiminti visus šituos akordus? Jų daugybė ir jau pradėjo turbūt painiotis. Aš siūlau savo mokiniams visada įsivaizduoti, kad tai yra kažkokie, ar tai figūros, ar tai kažkokie tai daiktai. Ir, pavyzdžiui, DM akordą aš vadinu liūdnaisiais kalneliais. Visi žino linksmuosius kalnelius. Pasižiūrėkite, kaip čia pirmas pirštas yra apačioj, tada kyla kalnelis ir leidžiasi žemyn. Ir liūdnieji kalneliai dėl to, kad šitas akordas skamba liūdnai. Tai galit savo irgi jį tai pavadinti ir lengviau prisiminsite. G akordas tai yra viršuje stogelis įstrižas ir apačioje 2 žmogeliukai. Jie slepiasi nuo lietaus po stogeliu. Taip, stogelis, žmogeliai. D akordas tiesiog trikampis, įsivaizduokite trikampį. Ir ketvirtas akordas A tai yra šviesoforas, raudona, geltona, žalia. Ir dar paskutinis dalykas, ką rekomenduoju pasibandyti jau šiandien, kadangi tu vakar išmokai populiariausią braukimo būdą, tai yra visai gerai jį šiandieną pasikartoti. Ir būtent kartokis jį naudodamas šituos naujus 4 akordus. Pavyzdžiui, prispaus G akordą, taip,
5 styga, 6 ir apačioj dar 2 pirštai. Ir dabar pritaikyk tą braukimą, kurį išmokai vakar. 6 judesiai nykštys, po to nagai į viršų, nagai į viršų. Ir taip pasitreniruok su visais akordais, su D akordu, su A akordu ir su DM akordu. Tai tiek šiam kartui, o kitoje pamokoje, jau 6-ojoje, mokysimės sujunginėti akordus poromis. Pavyzdžiui, C akordą su AM, G akordą su EM ir taip toliau. Iki!